Sveiki. Na va, metas jau ir tvarkyti vynuogės, jau viskas čia išgriuvę, baisiai atrodo labai netvarkingai. Tai čia yra kabernetas, šakos jau išgriuvusios, ištįsusios ir vyksta genėjimas. Čia šiuo momentu jau truputį tvarkytos šakos, parištos. Lapai tuoj atsistatys savo tvarką ir vėl atrodys viskas tvarkingai. Tai va, dabar atėjo momentas, kai ant šakutės atsiranda du ūgliukai. Ir tiesiog va, tas ūgliukas per mažas, jo neina parišti. Tai tada reikia pasitelkti vėlutę, kad galima būtų parišti tą, patiesint, kad jisai praaugtų ir galima būtų vėliau tvarkingai prisegti viršui ar su plastmasinė virvute ar su laikikliu. Na va, taip išsitiesina ūglys. Dabar kita šakutė vėl turi du ūgliukus, nelabai nori laikytis. Apatinius lapus galim praskabyti, kad truputį erdvės būtų. Dabar čia šitą šakutę, kaip jau ir susipinusios dvi, nebėra kuriuos dėti. Jos likimas liūdnas. Ką darysi? Reikia retinti, kad būtų tarp vynuogių šakučių plus minus kokie 10 cm. Tai kaip šituo atveju, tai gana taip padoriai atrodo. Tai panašių principų reikėtų ir derinti ir šitą ir toliau tvarkyti tą vynuogę. Dabar vėl čia dvi šakutės atėjo, matot, iš vieno ūglio auga. Reikia apsispręsti, kurią šakutę palikti. Žiedai vienodo dydžio, plus minus šitą silpnesnė, tai ką, reikia ją nuskinti, o šitą šakutę patiesinti, pakelt su vėlutė pririšim vėliau. Šiuo atveju vėlgi du krūmai čia. Reikia pasirinkti, kurią šakutę tiesinam, keliam, kurią išlaužiam. Jeigu būtų vietos, galima būtų parišti ir abi šakutės, bet šiuo atveju geriau palikti vieną. Čia vėl bus, reikia pakelti šakutę vėl. Vieną pakelt kitą ir taip tokiu principu tvarkom tokį šabakštyną, kad būtų tvarka, kaip per vynuogyną tvarkingai. Tai tiek, ačiū, iki.